Taip, sveiki visi, dabar pasidalinsiu ekranu. Nesu tikra, ar matote. Matome, tik reikėtų išdidinti. Aha, matote, ne? Taip. Taip, tai iš dalyvių pavardžių matau, kad kai kurie jau tą projektą žino mūsų, tai nebus naujiena, bet vis tiek trumpai noriu pristatyti. Tai mūsų projektas, kurį vykdome, toks tarptautinis yra, vadinasi jisai sąžiningumo aukštajame moksle, versle ir visuomenėje vientisumo kūrimas. Tai šiame projekte dalyvauja, kaip matote, tokia labai toks tarp kultūrinis, nežinau, tas mūsų projektas ir tarpdisciplininis, netgi turėčiau pasakyti. Dalyvauja Švedija, Lietuva, Ukraina, Šiaurės Makedonija ir Čekija. Tai projektų koordinatorius Švedijos, Upsalos universiteto skaidrėje šone taip pat matote institucijas, kurios dalyvauja 6 institucijos. Iš Lietuvos mes esame 2 institucijos, kurios šiame projekte dalyvaujame. Projektas vykdomas nuo 2020 metų, planuojama jį užbaigti šiais metais. Ir tų projektų tikslas yra nutiesti tokius 3 tiltus. Pirmasis tarp akademinio sąžiningumo ir sąžiningumo moksliniuose tyrimuose, antrasis tarp akademinio sąžiningumo ir verslo etikos, ir trečiasis tarp akademinio sąžiningumo ir piliečių mokslo. Tai apie pastarąją temą mes šiandien ir kalbėsime. Tai mūsų projekto tikslas, tikslinės grupės yra 3, projekto visos veiklos ir rezultatai yra orientuoti į 3 grupės, tai yra magistrantūros studentai, doktorantūros studentai, ir jų moksliniai vadovai. Tai aš trumpai pareklamuosiu mūsų projektų jau turimus rezultatus. Tai mes jau esame sukūrę ir jie viešai yra prieinami kontrolinių klausimų paketai, tai tokios atmintinės doktorantams, kaip etiškai publikuoti, kaip etiškai rašyti disertaciją, magistro darbą, arba kaip etiškai vadovauti doktorantams arba magistro studijų studentams. Taip pat turime jau nemažai užbaigtų tokių žaidimų, kurių metu mokomasi arba galima mokyti, arba mokomasi akademinio ir mokslinio sąžiningumo. Ir mes kūrėme taip pat gaires. Tai gairės, piliečių mokslo gairės, apie kurias šiandien vėlgi kalbėsime, ir taip pat yra gairės verslo etikos gairės. Taip, tai čia trumpai dabar tik tai parodau skaidrę, bet Julija vėliau daugiau pristatys apie mokslinio tyrimo etikos ir mokslinio sąžiningumo piliečių mokslo gairės. O aš noriu pasidalinti nuorodomis, kur jūs galite surasti mūsų projektų rezultatus ir produktus. Tai štai yra mūsų puslapis, kuriame mes nuolat atnaujiname informaciją, ir tenai tikrai galima jau surasti visą tai, ką aš jums parodžiau dabar savo pranešime. Taip, tai kviečiame užeiti laiks nuo laiko, nes tą informaciją tikrai nuolatos atnaujiname ir labai laukiam. Tai dabar aš tiek trumpai apie projektą, o toliau jau perduodu kolegiams žodį. Ačiū, Sandra. Ir tada toliau jau tęsiu mūsų seminarą aš ir kalbėsiu apie piliečių mokslą. Ir taip pat bandau pasidalinti. Tuoj turbūt. Taip, ar ne? Taigi, apie piliečių mokslą. Piliečių mokslas tai suprantamas kaip skėtinis terminas, apimantis daugybę būdų, kuriais visuomenė dalyvauja mokslo, kur piliečiai yra aktyviai įsitraukę į mokslinius tyrimus, partnerystėje arba bendradarbiaujant su mokslininkais ar profesionalais, siekiant įgyti naujų žinių ar daryti įtaką. Ir kaip pavyzdį aš norėčiau jums pristatyti vieną iš tokių nacionalinių didelių projektų Plastic Pirates Go Europe.
Lietuva ir daugelis kitų šalių tik šiemet prisijungė prie šio projekto ir šiame projekte dalyvauja 11 šalių Europos Sąjungos. Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos finansuojamas ir tiesiog noriu parodyti keletą filmukų, kad pamatyti, kokio dydžio tai yra projektai, kai mes kalbame apie piliečių mokslo projektus. Ar girdit, ar matot? Streams, rivers. Much of the earth is covered by many different watercourses that give life and keep everything in motion. The water travels along here, for instance, and through here. It carries small passengers, big cargo loads, and also a lot of plastic waste. This waste adds up to an order of magnitude that has become a threat to life in the oceans. That's why we say, the ocean starts here. Right here where we live. This is where the problem starts. But how can we solve it? We all can make a small contribution in everyday life. But for global solutions, we need to know more. We need to do research. We need to know more about waste pollution, where it happens, how the plastic components move along, and what impact they have on ecosystems and the climate. How many researchers does that require? A lot. More than a lot. Because sound research needs facts and figures to be able to develop solutions. The more data we have, the more targeted and effective these solutions can be. And where will all the required researchers come from? They'll come from schools, universities, and clubs all across Europe. Plastic Pirates, go Europe! How does it work? Like this. Schools and youth groups. Everyone can join to learn, research, and contribute. The Citizen Science Campaign, Plastic Pirates, Go Europe, provides material and guidance and pools our efforts with water, marine, and climate research. But no one can do it alone. It's down to all of us. And that means we need you. What about the rivers in your town? How badly polluted are they? What can you observe? We need your curiosity, your detective instinct, your pirate power. Follow the trail of plastic waste and support science. There's a lot to do, so let's get started. Team up, become a plastic pirate. Taigi, jūs matote, kaip bendra idėja ir kaip viskas yra daroma. Tačiau, kad suprasti duomenų apimtis, veiklų apimtis, aš taip pat dar keletą filmukų parodysiu, kaip vyksta pasidalinimas darbais, kokie būna nurodymai. This is how it works. First, you divide your team into 4 groups. Group A explores the waste on the riverbank. How much waste is there on the riverbank, and what kind of waste is it? The riverbank is divided into 3 zones: foreshore, backshore, and riverbank crown. To start the survey, you specify your research area. You will collect and sort waste only in your designated area. All of your findings will be recorded in a table. In order to make sure that the findings you recorded are sound, repeat the same procedure in 2 other spots. Tai va, kiek yra nurodymų matote ir visi dalyvaujantis piliečiai mokslininkai turėtų vykdyti tuos nurodymus. Ir kadangi ten matėte yra paskirstama į 4 grupės, tai aš visų nerodysiu filmukų, parodysiu dar vieną, ką daro grupė D. This is how it works. First, you divide your team into 4 groups. Group D, the team of reporters, documents your research project. The reporters investigate where the waste might come from and who might be responsible for it. To do so, you track down possible sources of waste in the surrounding area, such as overflowing bins or bulky waste dumps. Make sure to take photographs for evidence. You also check if the weather of the past week could have had an influence on your findings. Moreover, you will interview the other groups to find out what exactly they were doing, what they found out, and if they encountered any problems.
You will take pictures and maybe record a short video with your mobile phone. You can write an article for your school website, for example, or post for the Facebook page of your school. Tai va, ir dar norėčiau parodyti, dabar galvoju, kaip čia man gal tuo minutėlę. Man atrodo, uždariau. Nu, tiek to. Iš tikrųjų, iš Lietuvos dalyvauja apie 30 mokyklų, iš kitų šalių dalyvauja po dar daugiau mokyklų. Ir visą tai reikėtų koordinuoti ir viską susižiūrėti. Ir be abejonės, įtraukiant piliečius susiduriama su įvairiais iššūkiais. Čia tokiais kaip duomenų valdymas, ką jau ir minėjau, duomenų kokybė, atvirumas ir privatumas, fizinės rizikos, privatumo rizikos įvertinimas, etikos protokolai, neetiškas elgesys, piliečių mokslininkų išnaudojimas, atsiranda įvairių interesų konfliktų, kyla galios disbalansai ir panašiai. Ir šio projekto metu būtent mes esame sukūrę gaires, kurios padėtų mokslininkams vykdant piliečių mokslo projektus elgtis etiškai. Ir svarbu, kad praktikuojantis piliečiai mokslininkai gali turėti kiek skirtingą supratimą apie piliečių mokslą ir skirtingus interesus, motyvaciją dalyvauti piliečių moksle, kuris inicijuotas akademinės bendruomenės atstovų. Taigi ir trūko gairių ir būtent mes jas sukūrėme. Ir kaip Sandra minėjo, tai skirta magistrantams, doktorantams ir vadovams. Ir čia trumpai pasakysiu gairių struktūrą, tai yra atskiros gairės apie institucinę priežiūrą, apie galios balansą, apie interesų konfliktus, informuoto asmens sutikimo niuansus, privatumą ir konfidencialumą, technologijų naudojimo problemas ir galimybės, duomenų valdymą ir rezultatų verifikavimą, apie intelektinės nuosavybės niuansus, kamgi priklauso, ir apie tai, kaip etiškai ir kur etiškai publikuoti. Ir šiuo kartu aš ilgai nesustosiu, bet kaip matėte mūsų programoje, mes pagrindinį dėmesį šiandieną skirsime privatumui ir konfidencialumui bei duomenų tvarkymui ir rezultatų verifikavimui. Taigi, dabar norėčiau pakviesti savo kolegę Sonatą Višniauskienę iš Lietuvos socialinių mokslų centro pakalbėti apie privatumą ir konfidencialumą. Kviečiu. Labadiena visi, tai šiek tiek pakalbėsime apie duomenų privatumą ir konfidencialumą tyrimų tokių vykdomų. Tai aš pristatysiu tokią, pavadinkime, situaciją arba kitaip sakant, vieną iš mūsų kurtų gairių. Tai tikiuosi, kad jūs visi šiuo metu matote mano pastelintą ekraną. Ir aš šiek tiek trumpai pristatysiu istoriją, kurioje mes dabar visi su jumis kartu ir sudalyvausime. Tai istorija prasideda taip, kad Tyrimo inovacijų centras, kuriame dirba tyrėjai Markas ir Tayloras, neseniai gavo pasiūlymą atlikti tyrimą, kurio metu būtų ištirta mieste pastatytos kogeneracinės jėgainės įvertinimas. Ir pagrindinis šio tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti vietos gyventojų patirtį dėl šios kogeneracinės jėgainės keliamos taršos. Kogeneracinė jėgainė tai yra šiukšlių, tas vadinamas sutvarkymo tokia sistema. Ir mokslinių tyrimų inovacijų centro mokslininkai Markas ir Tayloras pasikvietė vietos nevyriausybinės organizacijos darbuotojus prisidėti prie šio tyrimo renkant duomenis. Pirmajame projekto susitikime nevyriausybinės organizacijos vadovė Ana nurodė savo lūkesčius, kad tyrimas turėtų atskleisti, kad miestas kenčia nuo kogeneracinės jėgainės keliamos taršos. Nevyriausybinės organizacijos vadovė taip pat paprašė, kad Markas ir Tayloras surinktų duomenis iš jos nurodytos vietos žmonių grupės. Ji paaiškino, kad tai yra vietiniai žmonės jau parašę skundus dėl šios jėgainės atitinkamai valstybės institucijai. Anot Anos, valstybės institucija pateiks skundus pateikusių žmonių kontaktinius duomenis, vardus, pavardės, savo pašto adresus ir kitą. Susitikime Ana taip pat sakė, kad nevyriausybinės organizacijos darbuotojai jau surinko keletą interviu apie šių minėtų žmonių patirtį. Susitikimo metu Markui pasirodė,
kad nevyriausybinės organizacijos gauti konkrečius tyrimo rezultatus ir išvadas. Markui išsiaiškinus nuogąstavimus, jisai pasakė savo kolegai Taylorui. Ir mokslininkai Anai paaiškino, kad toks būdas pasiekti vietos gyventojus prieštarauja asmens duomenų apsaugos principams ir kelia etinius klausimus dėl tiriamųjų asmens duomenų apsaugos. Ir mano klausimas būtų jums, ką šiuo metu turėtų daryti Markas ir Tayloras. Ir yra 4 atsakymo variantai. Tai visų pirma, pirmas atsakymo variantas galėtų būti, kad tyrėjai turėtų toliau tęsti darbą su nevyriausybinės organizacijos darbuotojais projekte, kadangi valstybės institucija teikia šiuos kontaktinius duomenis, jie yra atsakingi už asmens duomenų apsaugos klausimus. Antras pasirinkimas, mokslininkai turėtų paprašyti nevyriausybinės organizacijos lyderės Anos pasitraukti iš tyrimo dėl netinkamos duomenų apsaugos ir tyrimo etikos principų nesilaikymo. Trečias pasirinkimas, tyrėjai turėtų paprašyti nevyriausybinės organizacijos lyderės Anos atlikti tyrimą su kitais nešališkais informatoriais. Ir ketvirta, prieš pradedami projektą mokslininkai turėtų paaiškinti nevyriausybinės organizacijos darbuotojams piliečių mokslo projektų privatumo ir konfidencialumo detalės ir susitarti dėl tyrimo sąlygų. Taip pat paaiškinti, kokia asmeninė informacija turi būti renkama ir kokia ne, kaip ji turi būti saugoma ir kokių veiksmų reikia imtis, norint užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui šią informaciją. Dabar mano kolegė Julija pasidalins programėlę, kurioje jūs galėsite balsuoti, kurį variantą pasirenkate. Taip, tai aš į pokalbių skiltį įkėliau nuorodą, tai reikėtų eiti į www.menti.com ir kodas yra 198675114 ir ten jūs galite, turėtumėt matyti pasirinkimus ir tada galėtumėt pasirinkti atsakymų variantus. Ar viskas veikia tiesiog techniškai? Gal galima atsakymus dar parodyti? Sonata, gal galėtumai dar pasidalinti ekranu? Kad atsakymus dar Su atsakymais, aha, jeigu taip. Gerai, to jūs. Dar kartą rodau atsakymų variantus, kuriuos galite rinktis. Ar turime balsuojančių? Taip, yra balsuojančių, tik tai ar, nežinau, ar visi jau pateikė atsakymus? Tai galiu tada gal parodyti. Ir matom pasiskirstimą. Taip, tai aš galėsiu tada trumpai pakomentuoti, dar gal šiek tiek palaukiama, gal dar kažkas iš jūsų pabalsuos ir aš galėsiu trumpai pakomentuoti apie atsakymus.
Tikriausiai jau čia visi. Tai aš nežinau, ar pasidalinti ekranu, ar tiesiog pakomentuoti matant šios atsakymus, kaip jau mums paprasčiau. Gerai, tai aš tada pasidalinsiu dar kartą ekranu. Tai šio žaidimo atsakymai pasiskirsto taip, kad jeigu pasirinkote pirmąjį atsakymą, tai taškų negaunate, jeigu pasirinkote antrąjį atsakymą, taškai yra 5, jeigu pasirinkote trečiąjį atsakymą, taškai taip pat 5 ir jeigu pasirinkote paskutinį atsakymą, taškų 10. Kodėl ir koks yra grįžtamasis ryšys šios istorijos? Tai kad Markas ir Tayloras turėtų paaiškinti nevyriausybinės organizacijos darbuotojams, kad visa piliečių mokslo metu surinkta informacija apie galimą taršos atvejį susijusiu su šią informaciją pateikusiais informantais, tai žmonėmis, turėtų būti saugoma ir konfidenciali. Tyrėjai privalo informuoti projekte dalyvaujančius piliečius apie techninės detalės susijusias su asmeninės informacijos rinkimu ir tvarkymu. Šiuo atveju tyrėjai privalo informuoti nevyriausybinės organizacijos darbuotojus ir užtikrinti, kad šios tvarkos laikytųsi visi projekto dalyviai. Markas ir Tayloras privalo užtikrinti, kad tyriamųjų asmens duomenys būtų saugomi, kad būtų išvengta asmens duomenų apsaugos pažeidimų. Šiuo atveju tyrėjai turi užtikrinti, kad nevyriausybinės organizacijos darbuotojai žinotų privatumo ir konfidencialumo detalės ir sutiktų su tyrimo sąlygomis. Pavyzdžiui, kad duomenys būtų apsaugoti slaptažodžius ir ribota prieiga ir negalėtų būti pateikiami prieinami trečiosioms šalims. Informacija teikiantis tyrėmėjai, šiuo atveju žmonės, kurie rašė skundus, turi žinoti, kad jų asmens duomenys ir susiję su skundais bus visiškai konfidencialūs. Tai manau, tada perduodu žodį savo kolegijai Julijai. Ačiū, Sonata, ačiū, aš galvojau ir tada taip, kviečiu. Gerai, tada pereisim prie kitos temos, tada aš pasidalinsiu vėlgi skaidrėm ir jeigu matote, viskas gerai. Ir taip, ar matosi? Taip, matau. Viskas gerai matosi. Ne, reikėtų išjungti rodymą. Aha, taip. Gerai. Taigi dar viena tema iš kairių minėtų, tai yra duomenų valdymas ir verifikavimas. Tai šią temą panagrinėsime dar vieną situaciją ir tikslas yra gebėti atpažinti netinkamą duomenų valdymo praktiką ir paaiškinti, kodėl svarbu laikytis ir nustatyti iš anksto ir laikytis tam tikrų atsakomybių, atliekant mokslinius tyrimus kartu su piliečiais mokslininkais. Ir situacija yra, čia kažkaip pas mane rodo trūkį ekrano, tikiuosi pas jūs gerai rodo. Čia matote situacijos aprašymą. Yra sritis, šiuo atveju yra archeologija, tai kaip Birutė pradžioje rodė, yra įvairių tų projektų tokių, kur eina ir su piliečiai mokslininkai ir į tyrimų lauką ir renka įvairias tiek pačius kažkokius ėminius, mėginius, renka duomenis. Tai taip pat ir archeologijos srityje yra įvairių tų piliečių mokslo projektų skirtingų ir taipogi ne tik yra renkami patys ir artefaktai, tačiau yra dar tiesiog svarbu pažymėti, kad yra ir renkami su jais susiję duomenys. Tai yra iš tikrųjų tiek, pavyzdžiui, kažkokios archeologiniai radiniai yra kaip objektas, bet taip pat ir yra su jais susiję duomenys, kurie yra surenkami ir gaunami netgi tokie duomenų rinkiniai. Tai yra iš tiesų tas duomenų rinkimas ir valdymas yra aktualus įvairioms mokslo sritims. Tai sakau todėl tiesiog, kad turbūt tarp mūsų, nežinau, ar yra iš šios srities atstovų, tai
tiesiog toks trumpas įvadas. O dabar kviečiu perskaityti situaciją susijusią su vienu iš projektų ir tiesiog kviečiu, susipažinkite per, manau, kad čia nedidelė situacija, tai per 1 minutę turbūt. Ir nežinau, ar gal jau pavyko perskaityti, tai klausimas būtų toks, ar NEDA gerai susitvarkė su duomenų rinkimo etapu. Ir toliau yra pateikiami 5 atsakymo pasirinkimai. Iš jų yra vienas, kuris yra teisingas, tinkamiausias ir kurį reikėtų pasirinkti. Tai dabar taip pat galite, atsiprašau, perskaityti šiuos pasirinkimus ir pagalvoti, tai gal vėlgi porą minučių. Tai galiu, jeigu norėtume dar grįžti prie situacijos, tiesiog dar trumpai pasižiūrėti. Ir tuomet taip pat kviesiu pateikti atsakymus Mentimetre. Bus kitas kodas, tai jeigu perskaitėte, viskas tvarkoj, tai tada galite eiti, vėlgi menti.com ir kodas yra 766481135. Ir tada pasižymėkite vieną atsakymą. Netrukus tada pasižiūrėsime, kaip pasiskirsto, vėlgi, kokia jūsų nuomonė yra, kaip turėtų pasielgti šitą situaciją. Pasižiūrėkime, ar yra. O, labai įdomus atsakymas. Tai tikiuosi matote, visi variantai yra, pasirinkot 4 ir tai gerai. Dabar grįžkim tada į pristatymą ir kaip matot irgi yra skiriami taškai už atskirus atsakymus.
Taigi pirmasis variantas, kad Neda susitvarkė gerai ir keramikos dirbinių sunaikinimas yra ne jos kaltė, o dabar tyrėjų grupė turi išsiaiškinti, kas yra už ką atsakingas, tai reikėtų atkreipdėmėsi, kad pagrindinė atsakomybė už tyrimo vykdymą tenka būtent tiems vadinamas tyrėjams profesionalams, jų grupiai tokiuose bendruose projektuose ir be abejo, kad išsiaiškinti už tai, kas yra atsakingas reikėtų prieš pradedant tokį projektą vykdyti. Antrasis atsakymas, kad Neda turėjo įsitikinti, kad piliečiai mokslininkai saugiai sudėjo keramikos dirbinius transportavimui, kad būtų išvengta galimos žalos. Čia yra skiriama 5 taškai, todėl kad yra iš dalies teisingas atsakymas, tačiau jis yra nepakankamai išsamus, nes neužtenka tik įsitikinti ir prižiūrėti, taip pat reikalinga ir apmokyti, supažindinti piliečius mokslininkus su jų pareigomis ir kaip jie turėtų rinkti duomenis ar juos saugoti iš anksto prieš pradedant projektą. Trečiasis atsakymas, kad tyrėjų grupė yra atsakinga už artefaktų surinkimą, tačiau daiktai turėjo būti gabenami muziejui, todėl atsakomybę turėtų prisimti muziejus. Tai iš tiesų tokiuose projektuose jau kaip ir buvo ir ankstesnėme pavyzdyje gali dalyvauti ir piliečiai mokslininkai, ir įvairios ir visuomeninės organizacijos, ir muziejai, ir kitos organizacijos, ne tik universitetai ar institutai. Tačiau vis dėlto yra pagrindinė atsakomybė už tokių projektų vykdymą, vis dėlto tenka tyrėjams, tai todėl jie turėtų užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomas tyrimas ir turėtų iš anksto aptarti tas visas atsakomybės su kitais dalyvaujančiams suinteresuotomis šalimis. Ketvirtas atsakymas yra skiriama daugiausia balų, kadangi tai iš tikrųjų tyrėjų grupės ir būtent tam tyrėjui, kuriam buvo pavesta tokia atsakomybė apmokyti piliečius mokslininkus apie kasinėjimo, saugojimo, perkelimo, gabenimo taisyklės, taip pat supažindinti su duomenų nuosavybės teisėmis ir taip pat atsakomybėmis ir taip pat ir žiūrėti, kad tų reikalavimų, taisyklių būtų laikomasi. Ir penktasis atsakymas, kad Neda dar pati yra studentė, ji dar tik tai mokosi ir todėl tyrėjų grupė neturėtų tikėtis, kad ji iš anksto apmokys piliečius mokslininkus apie minėtas taisyklės, atsakomybės ir teisės. Tai yra iš dalies išsamus ir teisingas, nes gali būti, kad tiesiog galbūt buvo neteisingai pasirinktas asmuo, kuris turėtų tai užtikrinti, todėl kad ir tyrėjų grupėje turėtų būti būtent pasirinkamas tas asmuo, būtų įsitikinta, kad tikrai jis turi tas kompetencijas apmokyti kitus. Ir pavyzdžiui, jeigu kas liečia duomenų validavimą, tarkim, kaip vieną iš etapų, tai taip pat turi būti įsitikinama, kad būtent tas tyrėjas yra pakankamai kompetentingas tai atlikti ir prižiūrėti kitus tyrėjus, kaip jie renka duomenis bei taip pat ir validuoti turėtų turėti tokią kompetenciją. Tai užtat už šį atsakymą skiriami 5 taškai. Ir, taip. Taigi, kaip apibendrinant, kaip ir buvo jau ir minėta, čia kažkaip bando mane išmesti, tikiuosi. Ne, nesiųsk nieko. Nesiųsti. Oi, taip. Taigi, tyrėjų grupė
įskaitant ir piliečių mokslo projekte dalyvaujančią studentę, turėtų pirmiausia tinkamai apmokyti piliečius mokslininkus gerosios duomenų valdymo praktikos prieš tyrimą ir jo metu. Ir be abejo, mokymai turėtų apimti visas susijusias detalės aktualias būtent tam konkrečiam tyrimui ir kas susijęs su jo metodais ir duomenų pobūdžiu ir panašiai. Ir taip pat turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad tyrime dalyvauja įvairios suinteresuotosios šalis, kurios gali turėti skirtingo lygio žinias ir įgūdžius atliekant tokius tyrimus. Ir taip pat turėtų būti aiškiai apibrėžtos tų dalyvių atsakomybės, paaiškintos pasiekmes, kas įvyktų, jeigu būtų nesilaikoma tų įsipareigojimų, nes ir priešingų atveju būtų iškiltų problema dėl duomenų validumo ir pačio tyrimo atlikimo. Ir grįžtant prie gairių, kurią pristatė pradžioje Birutė, tai juose yra ir pateikiamos šios susijusios rekomendacijos. Tai yra pirmoji. Garsas dingo ir Ir va. Aha. Pas mane trikdžiai, atsiprašau, su pristatymu. Taigi, kad, kaip ir minėjau, kadangi yra tyrime dalyvauja įvairūs piliečiai, tai kaip ir gali būti ir netgi ir moksleiviai, ir vyresnės grupės, ir jie gali turėti skirtingą išsilavinimo lygį, skirtingus įgūdžius, todėl yra būtina juos apmokyti apie duomenų rinkimą ir paaiškinti, kodėl yra svarbu tinkamai valdyti tyrimo duomenis, o tas tinkamas tyrimo duomenų valdymas yra svarbus tyrimo kokybei ir jisai užtikrina, kad būtų duomenys atsekami, kad būtų galima įvertinti, kaip tyrimas buvo atliktas, pavyzdžiui, kai yra recenzuojamas darbas, atliekamas ekspertinis vertinimas arba ir kolegų, tyrėjų, kai jie susipažįsta su tyrimo rezultatais. Taip pat ir tai užtikrinama, kad ir duomenys galėtų būti ir pakartotinai panaudojami. Ir taip pat užtikrina tai, kad jeigu įvyko kažkokie pažeidimai, mokslinio sąžiningumo pažeidimai tyrimo metu, tai būtų galima tai irgi išnagrinėti, įvertinti ir netgi užkirsti kelią tokiems pažeidimams. Ir kita rekomendacija, kuri sako, kad turėtų būti taikomi tinkami duomenų validavimo metodai, tai ir kituose tyrimuose, tačiau ypač svarbu ir tyrimuose, kuriuose dalyvauja piliečių mokslininkai, kad būtų duomenys validuojami ir čia gali būti įvairūs taikomi metodai ir pasirenkama priklausomai nuo tyrimo pobūdžio ir duomenų pobūdžio. Tai gali būti ir ekspertinė peržiūra, kai tyrėjas ar kitas išorinis ekspertas peržiūri duomenis ir juos validuoja. Taip pat taikomi gali būti ir įvairūs statistiniai metodai ir taip, ir kaip minėjau, irgi turėtų būti tie tyrėjai, kurie validuoja duomenis, taip pat ir turėti kompetencijas tai daryti. Ir trečioji rekomendacija yra susijusi su informavimu ir piliečių įtraukimu į netgi ir diskusiją, kuri yra susijusi su duomenų nuosavybė ir duomenų prieinamumu ateityje. Tai įvairiuose tiek ir moksliniuose projektuose vis labiau yra
pastebima ta tendencija, kad einama prie atvirų duomenų atvėrimo, taip pat ir tyrimų rezultatai yra įprasta, kad jie yra skelbiami ir prieinami akademiniai bendruomeniai. O piliečių mokslų projektuose yra ypatybė dar ir ta, kad jie dažnai yra norima būtent atverti ir duomenis, ir yra taip pat ir netgi ir kitokie teikiami prioritetai, kaip yra dalyjamasi tyrimų rezultatais ir duomenimis. Tai yra, kad ir ne tik svarbu, kad su akademinė bendruomenė būtų dalyjamasi kaip įprastas straipsnių pavidalu ir panašiai, o tyrėjams mokslininkams gali būti dažnai svarbu, kad pasiekti jų auditoriją, kažkokią bendruomenę, visuomenę. Tai užtat jiem yra tas klausimas aktualus, kaip tie duomenys bus prieinami ir kam jie prieinami. Ir todėl ir jie tam turi ir teisę, kadangi jie yra tie duomenų rinkėjai, ar taip pat ir analizuoja ir panašiai tos duomenys. Taigi tokiu atveju yra rekomenduojama, kad būtų būtent iš anksto diskutuojama ir sutariama, kam tie duomenys priklausys ir kaip jie bus toliau ateityje skelbiami. Ir kam prieinami. Taigi, tiek būtų pastebėjimų apie duomenų valdymą piliečių mokslo projektų metu, o čia galite rasti nuorodas į projekto rezultatus, jau kaip ir buvo minėta, jie taip pat ir netrukus bus ir skelbiami, bus prieinami ir šie žaidybiniai atvejai, kur galima įvairiomis temomis pasižiūrėti, ir gairės, tai tiesiog kviečiu sekti ir lankytis šiuose Bridžo projekto tinklalapyje ir sekti naujienas. Tai dėkoju ir Birutė, perduodu žodį tau. Ačiū, Julija. Tai va, tai dabar aš manau, kad gal... Bandau išsijungti. Aha. Tvarkoj, čia kažkokie trukdžiai. Tai aš dabar norėčiau pakviesti užduoti klausimus, jeigu turite, ar dar galbūt kažkokios papildomos informacijos norėtumėte sulaukti šiandieną. Kviečiu. Aš iš pat pradžių nepaklausiau, ar jum su piliečių mokslu, ar esate susidūrę su tokiais moksliniais projektais. Va, sulaukėme atsakymą. Tai neturite klausimų, tiesa? Tai aš su kolegiam galvoju, ar dar mes kažkaip dar bandom papildomos informacijos suteikti, ar jau... Taip. Tiesiog dar galiu, nepasakiau, bet turėjau mintyje, kad jeigu kalbant apie duomenų valdymą, tai čia aktualu visiems bendrai tyrimams, projektams. Yra nacionaliniu lygmeniu yra parengtas duomenų valdymo plano pavyzdinė forma parengta. Čia galiu įdėti tiesiog nuorodą ir kur yra, tą formą galima naudotis, pavyzdžiui, planuojant tyrimą, ir ten yra
reikalinga pateikti informaciją apie projektą, duomenų rinkimą, valdymą, bet taip pat ir saugojimą ir net ir sunaikinimą tam tikrais atvejais. Ir tai tiesiog yra toks įrankis, yra jų ir daugiau įvairių tarptautinių pavyzdžių. Taip pat yra ir finansuojančios tyrimus organizacijos, jos dažnai turi savo formas ir reikalauja irgi tokių planų. Tačiau tai yra kaip priemonė, kaip išvengti galimų etinių pažeidimų ir taip pat ir padedanti susiplanuoti tyrimą. Tai yra tokia rekomenduojama naudoti ir taip pat rekomenduojama pasižiūrėti savo, pavyzdžiui, universitetų, institucijų dokumentaciją ir jų gali būti taip pat ir adaptuoti tokie duomenų valdymo planai. Tai pasidalink, Julija, ir aš matau klausimą, noriu užduoti Justina. Tai kviečiam. Sveiki, ačiū labai už pristatymą, tikrai buvo labai įdomu. Net pagailo tos hipotetinės Nedos. Aš tiesiog norėjau paklausti, galbūt iš mano kaip čia informacijos trūkumo, ar dirbant su piliečiais, mokslininkais, ar jaunaisiais tyrėjais yra kažkokios legalios atsakomybės, ar ne, ar kažkokios galbūt teisinės, ar, na, šiuo pavyzdžiu tai buvo kas ten archeologiniai ar ne artefaktai, bet jeigu kalbėtume apie kažkokius asmeninius duomenis ar jautrią informaciją, nežinau, ten ligos istoriją, ar yra kažkokia teisinė atsakomybė, kurią neša patys piliečiai mokslininkai. Galbūt žinot iš praktikos. Tai čia iš tikrųjų kalba apie privatumo ir konfidencialumą, ne? Tai, na, manau, kad neabejotinai yra ta teisinė atsakomybė, nes jeigu, na, kiekvienas tas vis tiek piliečių mokslo projektus organizuoja, struktūruoja ir na, už juos yra atsakingi tie profesionalūs mokslininkai. Tai jų pareiga yra užtikrinti, kad, na, viskas vyktų pagal planą, kad duomenys būtų užtikrinti, kad būtų renkama, na, tiek asmeninių žmonių duomenų, kiek jų iš tikrųjų reikia rinkti, nebūtų renkama per daug to, ko nereikia, ne, kad būtų surinkti visi, na, informuotų sutikimo visos formos ir taip toliau. Tai, na, nusižengiant šitiems dalykams, jeigu tikrai kažkoks tai įvykis atsitiktų, kuris, na, kurį būtų galima jau privesti iki teismo arba iki kažkokios tai, na, tikrai pareikalavimo atsakomybės, tai, nu, neabejotinai tie profesionalūs tyrėjai yra atsakingi ir čia netgi yra kalba apie institucijos atsakomybę, kur tie profesionalūs tyrėjai dirba. Tai, na, aš manau, kad visiems labai yra naudinga perskaityti šitas gaires, žinoti tuos tokius, na, iššūkius, probleminės sritis, ir na, atkreipti dėmesį, kad atsakomybė iš tikrųjų gula ant pečių, ne tik tai ant tų mokslininkų, bet ir ant institucijos. Ačiū, Sandra. Aš dar galėčiau šiek tiek papildyti, pavyzdžiui, ir ten kitose gairėse kalbama, kai yra tarptautiniai projektai, reikia pasižiūrėti reikalavimus įvairių šalių ir, žinoma, ieškoti ten, kur griežčiausi reikalavimai. Kalbant apie privatumą ir konfidencialumą, pavyzdžiui, pas mus tiesiog reikia, pavyzdžiui, jeigu dalyvauja vaikai, kaip čia minėjau, tai būtent turėti mintyje, kad jaunesni nei 13 metų vaikai saugotų tėvai arba mokytojai, kad jie nesidalintų savo asmeninę informaciją tose piliečių mokslo projektuose. Tai čia taip pat ir skirtingų šalių reikia žiūrėti reikalavimus. Gal dar kokių klausimų būtų? Ne, tai tuomet noriu visiems jums padėkoti. Jeigu kyla klausimų, drąsiai klauskite, galite etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą pasiskambinti konsultacijas arba kolegių kitų irgi iš projekto. Ir dėkoju dar kartą už dalyvavimą ir linkiu geros dienos. Viso. Aš dar noriu pasakyti, kad tikrai sekite informaciją, nes tų mokymų dar planuojame ir kitų.
Dabar buvo apie piliečių mokslą mokymai, bet ateityje dar neturime konkrečios datos, bet planuojame ir apie verslo etiką, apie mokslinių tyrimų vykdymą, kuri susijusi su bendradarbiavimu su verslu, tai tikrai kviečiu mus sekti. Ačiū.